Labas rytas visiems. Ką, rugsėjo 1, turime rudens pradžią ir gražią saulėtą dieną. Šiandien Pro lygos paskutinis finalinis etapas. Turime nemažai ant kortos pastatyta, taip kad įsikūrėm, pasiruošėm, dabar dalyvių briefingas vyksta. Ką, pradėsime dieną, stebėkit, sekit ir važiuojam į priekį. Let's go! Esam pituose. Po treniruočių pirmos sesijos, važiuojas, kiek mačiau, gerai, nebuvau pažiūrėti. Salvijui pakeitėm amortizatorius, nes truputį atrodo, kad per minkšti. O Pauliui didesnis problemos. Trūko alyvos, dapylėm alyvos. Dabar laukiam antros treniruočių sesijos. Ir tikiuosi tik, kad vyrai pavažiuos ir gerai pasirodys kvalifikacijai. Einam leist muziką ir einam gerai praleist laiką. Iki. Tai esam Kačerginėj, trasoj, kur visada trūksta 200 arklių. Tai žodžiu, praėjo treniruočių pirmą sesiją, važiavom grupėmis, tai buvo labai inertingos treniruotės tokios ranas po rano, nespėjai atvest, tai buvo labai gerai. Mašina truputėlį straglina, turėjau problemų su galinė pakaba ir su kibimu, tai jo turiu kur kas per daug, kaip manom, tai bandėm kelt slėgį, bet to nepakanka, tai šiuo metu pakeitėm galinius amortizatorius į truputėlį kito setupo ir pabandysim antroji sesijoje išvažiuoti, važiavimus padaryti tolygesnius, ko reikia kvalifikacijoje. Tai susitiksim kvale. Iki. Tai po pirmos treniruočių sesijos, kokie komentarai, tai pametėm bumperį. Nežinau, jisai, man atrodo, nebuvo normaliai pritvirtintas, tai nieko tokio. Pradžia buvo sunki, nes per mažai slėgio turėjau padangose, vis dar važiuojant low boosto, tai 5 PM arklių. Labai trūksta to high boosto, labai norėtųsi įjungti, bet saugom motorą. Antroji dalis treniruočių tai buvo labai smagi. Jau pradėjau pataikyti visus klipus, mažai korekcijų ir šiaip visai gerai jaučiuosi ir prie didelio greičio kažkaip nebuvo baisu. Tai va, laukiam sekančios treniruotės ir lėksim.
Sveiki, sveikinamės iš Kačerginės. Tai praėjo treniruotės, praėjo kvalifikacija. Tai sekėsi visaip. Pradžiai sunkiau, nes turėjom biškį per minkštus amortizatorius pirmą sesiją, tai pasikeitėm, pradėjo mašiną važiuoti geriau, tada susidūrėm su kitom problemom. Čia kalbu apie Salvijaus bolidą, tai biškį elektronikos problemų, tai tikimės, kad jas įsisprendėm, nes antro kvalifikacinio taip ir nepavyko suvažiuoti. Pauliui sekėsi šiek tiek geriau, stabiliau, neturėjo jokių problemų su mašina, tai tik tai reikėjo įveikti pačiam save. Tai 85 balai antrų važiavimų, tai sakyčiau tikrai solidus ranas. Salvijaus 2-0, pirmas 74, tai irgi nėra blogai. Tikimės, kad problemas įsisprendėm ir per porinius dar atsiimsim. Labą dieną, važiuosim prieš Simą Kvietkauską. Pagaliau pasakiau ne Simoną, o Simą. Atsiprašau, Kvietkauskai. Tai ką, susitiksim top 16, pasižiūrėsim, kaip čia seksis. Neatleisiu gazo, viskas gerai, lėksim. esam po top 16. Top 16 su Simu Kvietkausku pavyko
nu, nežinau, kiek čia pavyko ar kas, bet one more time gavom. Mano lydas, tai sakyčiau, tikrai buvo neblogas. Ant pasistatymo, ant pirmo klipo visiškai palei pat kraštelį paleidau ir Kvietkauskas ten pasidarė klaidą. Nuleido ratą, važiavo čiut plačiau, o Čeise jisai pabėgo nuo manęs vien ant drago. Aš ten nelaiku įmečiau bėgį, pasidariau atstumą. Nu ir antroji trasos daly jau pradėjau ten įvytis. Tai jo, gavom one more time, tada one more time metu Čeisas, mano manimu, buvo šiek tiek geresnis negu pirmasis bandymas. Bėgius jau sumečiau tvarkingai ir tada į lydą atstojau. Ir ką, norėjau padaryti tikrai amazing runą ir šiek tiek persistengiau. Tai nežinau, reikės dar kartą pažiūrėti. Arba per daug greičio atsinešiau, arba per stipriai šveičiau mašiną. Tai ant pirmo klipo turėjau traukti rankinį, galvojau, kad vošis Kvietkauskas į mane, tada nebeužteko greičio į antrą, ten irgi temptis, trauktis rankinį. Nu ir visur ten toks pasitampimas, žodžiu, nesąmonė gavosi. Tai va, pralošėm Kvietkauskui. Tai žodžiu, kaip sakiau, taip ir nutiko, pritrūko 200 arklių. Ir truputį sėkmės. Ne, iš tikrųjų tai kvalifikacija visus reikalus sugadino ir ko nebuvo visą sezoną, tai techninės problemos su mašina. Nesmarkės, nedidelės, bet vat jos sutrukdė suvažiuoti kvalifikaciją geriau, kad būtų aukštesnėje vietoje. To pasiekoje atsidūrėm 16 vietoje ir važiavom su pirmos vietos kvalifikacijos nugalėtojų Levicku. Tai kaip dabar matom, jisai kovoja su BMW toliau, tai faktas, kad pralaimėjau. Nėra ką daug pasakot, padariau kiek galėjau geriausią Čeisą, nors Čeisų mažai galbūt pritrūko treniruočių Čeisui padaryti geresniam. O lydą šou tikrai neblogą, tai teisėjai pasvarstė, pagalvojo ir tiesiog Levicko buvo geresnis Čeisas, taip jisai ir laimėjo. Tai su tuo ir sveikinu. Ir nežinau tik tai, kaip dabar baigsis jo kova. Taigi bendrai rezultatas yra neblogas, nes truputėlį žiūrėjom ir statistinę lentelę, kaip komanda atrodo, ne tik asmeninės įskaitos. Aš labai norėčiau likti 10 vietoj, nu ne 10, bet 10. O kaip komanda, tai yra šansai, kad ir ganėtinai dideli. Ir manom, kad jau išsaugojom tą vietą, tai 3 vieta komandinė įskaitoj. Tai su tuo labai džiaugiamės, tad susitiksim turbūt kitą sezoną. Mūsų sezonas Pro lygoje, pirmasis debiutas, manau, kad neprisvilo. Dar reikia suskaičiuoti visus taškus, visus viščiukus ir visą kitą ir sužinoti, kelinti mes esam. Tiek metiniai kaip vairuotojai įskaitai, tiek komandiniai įskaitai. Tai labai lauksim šitų rezultatų ir tikėkime, kad išlaikysim antrą poziciją komandinės įskaitos. Tai ačiū jums visiems, kas žiūrėjot, ačiū visi, kas ateinat, kas palaikot, kas paspaudžiat ranką. Ačiū jums. Tiek iš manęs šiandien. Labą dieną. Nu, jau gerai? 5. Geras. Tak 10. Dar 10. Tak 5. Nemokas, tik 10. Man dabar papasakoti, palauk, kur mes ten šnekėjom.